Sveiki, šio vaizdo įrašo tema yra metodai. Metodas yra kodo blokas, kuris veikia tik tada, kai jis yra iškviečiamas. Į metodą galima perduoti duomenis parametrais. Tam tikriems veiksmams atlikti yra naudojami metodai. Jie kitaip dar vadinami yra funkcijomis. O kada verta naudoti metodus, tai tarkim, jeigu norite pakartotinai naudoti tą patį kodą, jums tai reikia vieną kartą apsibriežti jį ir tada galėsite jį naudoti daug kartų. Tai dabar pakalbėsiu apie metodo kūrimą program klasės viduje. Tai visų pirma, metodas yra apibrėžiamas pavadinimu, po kurio parašomi du skliaustai. Tai C# pateikia kai kuriuos iš anksto nustatytus metodus, su kuriais jau turbūt esate susipažinę, toks kaip main, bet jūs taip pat galite susikurti savo metodus tam tikriems veiksmams atlikti. Dabar, tarkim, susikursime savo pirmąjį metodą. Tai rašysime taip dabar. Static void my first method pavadinimas ir dvigubas skliaustai. Ir tada po to eina ristinis skliaustai. My first method yra mano metodo vardas pavadinimas. Static reiškia, kad metodas priklauso programos klasiai, o ne programos klasės objektui. Void reiškia, kad metodas negrąžina jokios reikšmės. Jeigu norite iškviesti metodą, reikia parašyti metodo pavadinimą, dvigubus skliaustus ir kabletuškį. Tai esu dar susikūrusi vieną metodą static void print something. Jo viduje yra console write line I print text. Jį įsikviečiu savo mainą. Tiesiog pasirašau print something, dvigubas skliaustai ir kabletuškas. Taip aš iškviečiu metodą. Ta metodą galime iškviesti kelis kartus, todėl dar 2 kartus jį pasirašiau, kad galėčiau parodyti. Ir mums konsolės lange tiesiog parodys I print text 3 kartus. Dabar pakalbėsiu apie metodo parametrus ir argumentus. Tai informacija gali būti parduodama metodams kaip parametrai. Parametrai metodo viduje veikia kaip kintamieji. Jie yra nurodomi po metodo pavadinimo skliaustuose. Jūs galite pridėti tiek parametrų, kiek norite, tačiau jos reikia atskirti kablelis. Taigi pavyzdys būtų toks. Rašome vėl static void print name and last name. Skliaustuose tada pasirašome parametrus string name kablelis, string last name ir metodo viduje pasidarom spausdinimą konsolę. Tai tiesiog console write line, name ir last name. Įsikviečiu savo šį metodą mainę, tai rašau print name and last name skliaustuose. Dvigubose kabutėse Jonas kablelis, dvigubose kabutėse Jonaitis. Tai šiuo atveju Jonas ir Jonaitis jau yra argumentai, nebe parametrai. Tai padarau vėl tai dar 2 kartus. Tai tiesiog irgi tas pats, tik tais reikšmės skiriasi argumentų. Tai Petras, Petraitis, vardenis, pavardenis. Tai dabar atspausdinu aš vėl viską konsolėje ir matome, kad mums rašo Jonas Jonaitis, Petras Petraitis, vardenis, pavardenis. Taip pat parametrai gali turėti default reikšmę arba kitaip numatytą reikšmę. Tai tada reikia naudoti lygybės ženklą. Tokiu atveju, jeigu iškviečiame metodą be argumentą, tada jis jau turės tą default reikšmę. Tai rašytume mes taip. Static void name fruits. Parametras tada eina ir rašome string fruit lygu apple. Ir tiesiog atspausdinsime su šito metodu vaisių pavadinimus konsolės lange. Tai įsikviečiame mes metodą mainą vėl, pasirašome name fruits, dvigubose kabutėse ir skliaustuose cherry, watermelon, tada vieną iš viso be argumento parašysime, tada bananą ir paleisime programą. Tai matome, jog mums atspausdina cherry, watermelon, apple ir bananą. Mums Apple spausdinant dėl to, kad pas mumis buvo nustatyta
numatytoje argumento reikšmė, kai joks neįvedamas. O kai yra duodama argumento reikšmė, tai spausdina tą, ką ir turėtų spausdinti. Pakalbėsiu apie metodo grąžinamas reikšmės. Tai pavyzdžiui, jeigu norite, kad metodas grąžintų reikšmę, vietoj void tada reikėtų naudoti kokį duomenų tipą. Tai pavyzdžiui, būtų int, double, string ir kiti. O metodo viduje reikia naudoti raktinį žodį return. Tai būtų pavyzdys toks. Pasirašome mes static double, ten duomenų tipą. Tada my double method, dvigubai skliausti, tiesiog nieko nedarau čia, nepridedu parametrų. Ir viduje tiesiog pasirašau return 546,54. Šis metodas grąžins būtent šią reikšmę double tipo. Tai pasirašau kitą, tai būtų static double division int a, int b. Šiaip galėčiau rašyti double būtų geriau, bet jau skirtumas. Tai grąžins a padalinta iš b, ši reikšmė bus double tipo. Ir kitas metodas tai būtų static int sum, tada parametras int a ir int b, grąžins a plus b, kas bus int reikšmė. Ir tada galima jau apsirašyti man eina vėl. Darysiu taip, tiesiog priskirsiu naujam kintamajam reikšmę, kurią grąžins mano metodas myDouble metodą. Tada ją atspausdinsiu konsolėje. Ta patį darysiu ir su dalyba, tik tais, kur yra division metodas, tai skliaustis parašysiu 12 ir 5, atspausdinsiu konsolės lange. Arba iš karto atspausdinsiu ir nepriskirsiu jokiam kintamajam, tai rašysiu tiesiog console write line. Skliaustuose sum, skliaustuose 56 ir 8. Tai turėtume gauti tam tikras reikšmes. Ką turėčiau dar pasakyti, jog yra svarbus eidiškumas, kaip mes rašome argumentus, tačiau jeigu norime, kad tas eidiškumas nebūtų svarbus, tada galime mes daryti taip, tai aš vėl naują metodą susikuriu, static void my new metodą su argumentais tam tikrais city1, city2, city3 string tipo ir darysiu spausdinamą, tai bus spausdinamas city1 argumentas, argumento reikšmė. Tai mainą pasirašysiu aš taip, tai tiesiog bus my new method iškviečiu skliaustuose, tada city2 dvitaškis, tada kadangi string tipo tai dvigubose kabutėse parašysiu palanga, kablelis, city1 dvitaškis, dvigubose kabutėse Vilnius, kablelis, city3, dvigubose kabutėse Kaunas. Tai šis metodas turėtų man spausdinti Vilnių. Tai dabar pakalbėsiu apie metodą overloading, nežinau kaip lietuviškai iš tikrųjų išversti, kai mes perkraunam metodą arba overload. Keli metodai gali turėti tą patį pavadinimą su skirtingais parametrais. Turime mes metodą static int sum method int su parametrais int x ir int y. Jis grąžina x plus y. Tada turime metodą static double sum method double. Tai turime parametrą jame double x, double y, grąžina x plus y. Tai čia skirtingi metodai. Tai dabar dar vienas metodas, static double plus method, argumentai int x, int y, grąžina x plus y. Ir static double plus method ir jo argumentai yra, ne argumentai, parametrai yra double x, double y, tai grąžina x plus y. Jis skiriasi grąžinamos reikšmės tipu ir parametrų tipu. Apie ką noriu pakalbėti, tai jos modifikatorius, tai access modifiers, kurie nusako, kokiam kitiems kodo ir objektams leidžiama prieiti prie klasės narių, tokių kaip metodai, kintamieji arba savybės. Šie modifikatoriai padeda kontroliuoti klasių ir jų narių prieinamumą ir užtikrinti geresnį programų saugumą bei priežiūrą. Tai vienas tokių prieigos modifikatorių būtų public, kas reiškia viešas.
Tai vieši nariai, tokie kaip metodai, kintamieji, klasės, yra prieinami iš bet kurios kodo dalies. Jie gali būti pasiekiami iš tos pačios klasės, iš kitos klasės toje pačioje programoje ar net iš kitų programavimo komponentų. Tai būtų pavyzdys toks, tai aš susikursiu dabar klasę, apie klases dar biškį vėliau pakalbėsiu. Tai tiesiog dabar yra metodas mano public void my method. Tai šis metodas bus viešas, prieinamas iš bet kur. Tai kitas prieigos modifikatorius yra private, kas yra privatus. Tai privatus nariai yra prieinami tik iš tos pačios klasės, kurie yra apibrėžti. Kitiems kodams ar objektams negalima tiesiog prieiti prie privačių narių. Pavyzdžiui, turiu private int my variable, tai šitas kintamasis bus privatus. Taip pat turiu metodą private void my method 2. Tai va šis metodas irgi bus privatus, prieinamas tik iš šios klasės, kurioje jis yra. Toliau kitas yra protected arba kitaip apsaugotas. Tai apsaugoti nariai yra prieinami tik iš šitos klasės, kurioje yra aprašyta, arba iš jos išvestinės klasės. Tai kitaip sakant, paveldinčių klasių. Tai kitiems kodams ar objektams negalime tiesiogiai prieiti prie apsaugotų narių, nebent yra jie išvestinėse klasės. Tai tarkim būtų pavyzdys, turiu protected void my method free, tai šis yra metodas apsaugotas, prieinamas tik iš šios klasės ar iš jos išvestinių klasių. Tai išvestinė klasė būtų tiesiog tokia public class my derived class su paveldėjimu my class. Toliau rašome public void narių method ir va šitą metodą mes jau galime įsikviesti my method free, kuris yra protected ir jis yra my class klasėje. Toliau yra dar protected internal, apsaugotas vidinis, tai čia yra kombinuotas toks, tai jis apsaugotų ir vidinių narių savybės, toks narys yra prieinamas iš tos pačios programos, taip pat ir iš jos išvestinių klasių. Kaip jis rašas, tai tiesiog protected internal void my method for. Toliau yra dar ir internal tiesiog, tai vidiniai nariai yra prieinami tik iš tos pačios programos ar iš montažo, nežinau. Tai leidžia apibriežti narių prieinamumą tik tos programos viduje. Tai turėtume, tarkim, mes klasę internal class my internal class ir joje metodas būtų irgi internal void my method. Tai jis būtų vidinis metodas prieinamas tik iš tos pačios programos. Tai apie metodus tam kartui būtų tiek viso.